Sveiki vėl. Praeitą savaitę biškį darbo neturėjau. Tai kaip ir patinginiavau šiek tiek padaręs pirmą reisą. Tai kadangi kortelė buvo įdėta tik tai pirmam reisė, paskui nedėjau gerą pusdienį beveik, tai šiandien darysim nustatymus rankinius, nemažai nustatymų. Pradedam. Kągi, dedam kortelę. Žiūrėsim, kada išimam kortelę, baigiam darbą. Oh my gosh, 11:20 jau išimiau kortelę iš taip. Gerai, reikia daryti nustatymus, spaudžiam taip. Ir keičiam plaktukus. Ir dabar žiūrim, ką čia mes galim prikombinuoti. Pasikeisti. Gerai, sakom, kad mes dirbom iki 1:30. Tai keičiam valandas, paspaudžiam gerai, ok, keičiam minutes. Aš pertraukas darau po 31 minutę dažniausiai. Būna kartais 16, bet ne 15, vis laik minutę užmetu. Tai man dabar keičiam į poilsį, kad pasiėmiau pertrauką bent pusvalandį. Tai tada darysim iki 14:01, nusistatom valandas, dabar keičiam minutės, pasikeičiam į 1 minutę, bus 31 minutė pertrauka. Tai dabar vėl keičiam į kitą darbą, galima aišku dėti kokį POA, period of availability angliškai, bet tipo dirbau kažką, tai iškrovinėjau fūras, tai 15:30 būsiu baigęs darbą ir eiti namo. Tai dabar pastatau ir dabar jau bus poilsis nuo 15:30 25 dienos iki 29:05 ryto, kada pradedu pamainą. Tai vėl valandas, tai po minutę sugrįžtu iki, nors 5:19 įdėjau kortelę, bet 5 pradedu, tai ir nustatau 5 pradžią, paskui 19 vėl plaktukus, kad dirbau tas 19 minučių, tik tai patvirtinu, ok, viskas gerai. Ir pradedam darbo dieną su patikrinimais. Tik tai ok, ir viskas baigta. Viskas.